viskas prasidėjo vaikystėje. Būdamas kaime dažnai pas močiutę labai pamaldi moteris, kažkaip pratino ir mus, vaikus, prie tikėjimo to, kad Dievas nieko blogo nemoko, ir žmonės turėtų tikėjimą ir jie būtų visi labai tokie vieni kitiem nuoširdūs. Ir aš kažkaip, būdamas kaime, viską pradėjau kažkaip tai domėtis tais dalykais ir pradėjau tikėti. Nuėjau į bažnyčią ne vieną kartą. Po to, grįžęs į miestą, mane tėvas labai bausdavo, jeigu gaudavo mokykloje trejetą. Mušdavo. Ir aš kažkaip kelis kartus prasidėjo nuo to, kad pareidamas į namus prie durų persižegnodavau. Ir tiesiog pasidarė taisyklė, kad man niekada manęs nebausdavo. Už tai, jeigu aš gaudavau trejetą. Ar tėvas laiko neturėdavo, ar kaip ten būdavo. Bet taip viskas geruoju praeidavo. O jeigu užmirždavau, tai visada gaudavau labai. Gaudavau, jau stipriai. Anksčiau žaidžiau krepšinį ir eidamas į kiekvienas rungtynes visada žegnodavau ir prašydavau, kad Dievas padėtų laimėti. Praktiškai visada taip ir būdavo. Tik tai užsimiršimo ir didelio susijaudinimo momentų taip būdavo, kad nepersižegnodavau. Kartais baigdavosi labai liūdnai. O tai viešai taip? Ar ką? kad kiti mokykloje ne? Aš šito nebijojau. Ar viešai, ar ne viešai. Įvairiai. O kai pas tėvą eidavai, tai ar turėjai į Dievą, ar tik persižegnodavai, tai kad pats persižegnodavai? Ne, turėdavau minty ir Dievą, nes ilgai prašydavau, kad man padėtų. Ne pats tas prašymas buvo esmė, bet įsivaizduodavau, kad yra toks, kas gali man padėti. Tai būtent Dievas. Dėkoju. Prašau. Įrašyta 87 metų sausio 26.